Gerai, tai labas rytas visiems. Ačiū Rūtai už tokį pristatymą ir labai teisingą įvedimą į tai, apie ką mes šiandien kalbėsimės. Tai aš norėčiau visus jūs, visus dalyvius, kurie esate čia šiandien pakviesti, šiek tiek sustoti ir nebūti tiesiog tokiais pasyviais informacijos vartotojais, kaip mums dabar yra įprasta, įsijungiam informaciją ant fono, šalia dirbam, darome savo darbus. Šiandien iš tikrųjų aš jūs visus pakviesiu vienai nepilnai valandai sustoti ir pabūti su savimi, su savo mintimis, su savo jausmais, su savo apmąstymais, tam, kad galėtumėte pasidaryti tokias vidinės transformacijas. Nes holistinė mąstysena tai yra ne apie vartojimą, o apie pokytį. Ir iš tikrųjų, nors ir ateinu iš mokslinio pasaulio, bet šiandien mes labai pabūsime filosofiškai. Ir man atrodo, kad tai yra labai gražu, dėl to, nes gruodžio pradžia, bėgimas, finansinių metų pabaiga, labai daug darbų, reikia viską priduoti, reikia viską pasibaigti. Plus šalia visos šventės, kalėdiniai vakarėliai, dovanėlių keitimasis, reikia suorganizuoti viską padaryti. Ir mes tokiu metu dažniausiai labiausiai ir sudegame. Todėl man atrodo labai teisingas žiniaus pasirinkimas šiandien pasikalbėti apie tai, kaip net tokiu sudėtingu metu sustoti ir prisiminti save, tam, kad nebūtų tų kardinalių dalykų, kaip sakė, kur mes metame darbą, nusiskutame galvą ir skrendame į Indiją medituoti likusiam gyvenimui, ar ne? Tai mūsų šios dienos tema yra holistinės mąstysenos puoselėjimas asmeninėme ir profesinėme gyvenime. O su jumis pasikalbėsiu aš, tai aš esu edukologijos mokslų daktarė Brigita Miseliūnaitė, šiaip esu ir pedagogė, pradinukų korepetitorė, edukologė, edukologijos mokslų daktarė ir taip pat esu Kauno technologijos universiteto dėstytoja. Ir pastaruosius 5 metus pati tyrinėjau holistinį mokymą, holistinę mąstyseną, visą šitą filosofiją, kuri dažnai skamba toks kaip burtažodis kažkoks, nes mes žinome visi puikiai holistinę mediciną, tada galvojam iš karto apie rytų kultūrą, apie kažkokias meditacijas ir smilkaliukus. Galbūt iš dalies tai gali būti susiję ir su tuo, bet tai yra truputį plačiau ir truputį sudėtingiau. Tai vad mes šiandien ir išsiaiškinsime, nesijaudinkite, jeigu atrodys visko labai daug, nes vėlgi, kaip ir paminėjau, mūsų šios dienos tikslas yra įsiklausyti ir pajausti. Ir aš nebūtinai garantuoju, kad tai, ką jūs šiandien pajausite, jums patiks. Nes gali kilti įvairių emocijų, gali kilti ir pasipriešinimas, ir pyktis, o galbūt liūdesys, gal kažkam ateis ramybė. Čia jau pamatysime pagal tai, kokioj būklėje jūs patys šią akimirką esate. Bet žinokite, kad jeigu emocijos kyla, vadinasi, informacija jūs pasiekia. Viskas gerai. Tai mes keliaukime tada toliau. Tai dabar pirmiausia, kadangi sakiau, kad mes šiandien atėjom pabūti su savim, aš jūsų visų paprašysiu tikrai nusileisti visus darbus į šoną ir truputį trumpam užsimerkti. Tiesiog užsimerkti ir pabūsim 1 minutę kartu, ne taip kaip LRT dabar būna minutė tyloje, bet mes pabūsim 1 minutę su savimi. Tai prašau visų giliai įkvėpti ir lėtai iškvėpti. Leiskite mintims nurimti, tarsi lėtai nusileidžiančiam snaigiams gruodžio ore. Įsivaizduokite, kad stovite tyliame žiemos miške. Aplink baltas, nejudrus peizažas, kuris niekur neskuba. Pajuskite, kaip sniegas sugeria visą triukšmą, visas neatliktas užduotis, visus laukiančius deadline'us, jūs liekate tik su savimi, jūsų kvėpavimu, kūnu ir šią akimirką. Tolumoje matote švelniai šviečiantį miško taką. Jis kviečia jūs žengti gilyn į ramybę. Kiekvienas žingsnis tampa vis lengvesnis. Kiekviena mintis vis švaresnė, kiekvienas įkvėpimas vis gilesnis. Prieinate atvirą laukymę, o jos viduryje rami šviesa. Tai jūsų vidinės pilnatvės simbolis. Ji niekur nedingsta.
Ji visada buvo su jumis, tik kartais ją užgožia skuba ir reikalai. Stovėdami šioje šviesoje paklauskite savęs, kas man iš tiesų kuria gyvenimo prasmę, kas man teikia laimę, kas maitina mano vidinę ramybę. Įkvėpkite, leisdami atsakymams tyliai atsirasti. Ir iškvėpkite, paleisdami viską, kas šiuo metu nereikalinga. Dar kartą įkvėpkite ir kai būsite pasirengę, švelniai atmerkite akis. Ramybė, kurią ką tik pajutote, te būna jūsų atramos taškas šiame užimtame pasaulyje. Tai mes ką tik taip ramiai pabuvome su savimi, o dabar paprašysiu tą vidinę ramybę pasidalinti ir su kitais. Tai kai būsite pasiruošę, pasimkite savo mobiliuosius telefonus, nusiskanuokite šį QR kodą ir pabandykite atsakyti į klausimą, kad galėtumėm visi kartu pasidalinti. Tokia trumpa refleksija. Tai kasgi jums, kai stovėjate vidury to miško laukymės, sukuria tą pilnatvės jausmą, vidinę ramybę, laimės jausmą? Kas padaro jūs pilnavertiškai žmonėmis? Ar tai yra pinigai, ar tai yra tikslai, finansai, galbūt visai kas kita? Mhm. Na, matome tokius labai gražius dalykus atsirandančius - meilė, šeima, tradicijos, projektų pabaigimas ir įgyvendinimas. Kažkas pas mus labai į tikslus yra orientuoti, kūryba. Na, labai gražu. Tai matome štai tokius atsakymus ir galime tada keliauti toliau. Tai kaip ir matote, mūsų gyvenimo pilnatvę lemia daugybė skirtingų veiksnių. Ir kiekvienas tik tais remiantis savo vertybėmis galėtumėm įsigryninti, kas mūsų yra tie pagrindiniai veiksniai, kurie sukuria mūsų vidinę pilnatvę, ramybę. Bet gyvendami tokį sudėtingą ir kompleksišką gyvenimą, kad ir koks būtų sunkus etapas, visą laiką prisiminkime, kad mes gyvename būtent dėl šios pilnatvės, ne dėl kažkokių kitų tikslų. Na ir tam, kad mums pavyktų pasiekti tą gyvenimo pilnatvę, tam, kad mes stovėtumėm ir jaustumėmės pilni, reikia mums išsiugdyti tokį dalyką, kuris yra vadinamas holistinė mąstysena. Tai kasgi yra ta holistinė mąstysena? Tai yra toksai mąstymo būdas, kuriuo pasaulis ir individai, na viskas, kas mus supa, yra suvokiami kaip tarpusavyje susijusios visumos. Tai kitaip sakant, tai yra gebėjimas matyti labai labai kompleksiškus ryšius ir sistemas. Suvokimas, kad žmogus yra superkompleksinė sistema su savo sistemomis viduje, nervų sistema, kraujotakos sistema, ir visos kitos fizinės sistemos, ir taip pat mes gyvename, žmonės gyvena taip pat kitose sistemose, tai yra ekonominė, socialinė, politinė, ir visos šios sistemos veikia mus ir daro įtaką tiek mums, tiek mūsų aplinkai. Tai tam, kad būtų ta holistinė mąstysena, mes turime išmokti mąstyti ne mažais gabaliukais, ne mažais tikslais, ne mažais etapais, kaip pas mus yra įprasta, nes mes tai buvom mokyti nuo mažens mąstyti temomis, skyriais, bet išmokti tas žinias apjungti į didelę visumą, matyti labai platų kontekstą, matyti labai platų vaizdinį, kaip mes su savo gyvenimu veikiame visą pasaulį aplinkui esantį. Tai yra gana sudėtinga. Tai holizmas turi 4 fundamentalius bruožus, tai tokius pagrindinius bruožus, kuriuose jis yra įsišaknyjęs. Tai pirmas bruožas tai yra susietumas.
arba interconnectedness, kuris reiškia, kad viskas, kas yra šiame pasaulyje, yra susiję su kažkuo kitu. Ir lygiai taip pat mes, ateidami į naują organizaciją, į naują vietą, atsinešame savo energiją, savo žinias, save ir susitikę su kitais žmonėmis mes keičiamės. Ir taip mes kūrėme arba taiką, arba nesantaiką. Ir holizmas sako, kad jeigu mes esame sukūrę taiką su savimi, tai mes tada tą taiką galime spinduliuoti ir į aplinką ir kurti gražius santykius. Tačiau jeigu mes gyvename nedarnoje su savimi, mes savęs nemylime, mes kažkaip ignoruojame savo poreikius, mes būsime linkę taip pat elgtis ir su aplinkiniais. Tai yra tiek su žmonėmis, tiek su gyvūnais, tiek su gamtinė aplinka. Kitas labai svarbus bruožas tai yra balansas. Tai reiškia, kad mes turime išmokti balansuoti šiame sudėtingame ir kompleksiškame pasaulyje tarp darbų ir asmeninio gyvenimo, tarp linksmybių ir atsakomybių, tarp savo širdies ir protą, tarp intuicijos ir racionalių pasirinkimų, suvokdami, kad nėra vieno teisingo kelio. Teisingas kelias yra visų kelių po truputuką. Ir tai yra labai sudėtinga, nes jeigu mes tik užsiciklinam ties vienu dalyku, mes jau rizikuojam po truputį keliauti į perdegimą. Įtrauktis tai yra pojūtis, noras jaustis priimtam. Ir kiekvienas žmogus yra nusipelnęs besąlygiškos pagarbos, vien už tai, kad jis yra. Mes esame visi be galo skirtingi ir mes visi norime būti suprasti, priimti ir išgirsti. Ir darbas yra viena iš vietų, kurioje tai turėtų įvykti. Bet tam, kad tai įvyktų, mes turime taip pat mokėti iškomunikuoti savo poreikius ir savo mintis, ar ne? Na ir paskutinis bruožas, labai svarbus bruožas yra dvasiškumas. Tai holizmas teigia, kad žmogus iš prigimties yra dvasinė būtybė. Čia yra remiamasi tarp asmeninė psichologija ir savirealizacijos principų. Ir teigiama, kad tam, kad žmogus gyvenimo eigoje nesusirgtų depresija, perdegimu ar nenukryptų į visiškas radikalumus, jis turi žinoti, ieškoti nuolatos savo asmeninio identiteto. Tai yra kelti savo klausimus. Kodėl aš esu čia? Kodėl aš gimiau toks, koks gimiau? Kaip su tais bruožais, su tomis savybėmis, kuriuos aš turiu, aš galiu padaryti šį pasaulį, šią bendruomenę, savo šeimą gražesnė vieta. Na, mes turime jausti prasmę, kodėl mes čia esam. Ir kai jausime šitą prasmę ir turėsime šiuos atsakymus, mums bus iš tikrųjų žymiai lengviau. Na ir įdomu tai, kad tarptautinės organizacijos taip pat kalba apie holistinę mąstyseną. Pavyzdžiui, Jungtinių tautų organizacija 23 metų ataskaitoje teigia, kad visas ugdymas turėtų krypti į 4 pagrindinės kryptis. Ir jūs jau tikrai ne vieną iš jų esate girdėję. Pavyzdžiui, pirmoji kryptis tai yra mokytis visą gyvenimą. Ar ne? Darbo rinka keičiasi, mes turime nuolatos atnaujinti žinias, mes turime viską žinoti, būti labai greiti, todėl ir dabar jūs čia visi susirinkę, naujinate ir gilinate savo kažkokias žinias, mokotės visą gyvenimą. Nieko naujo, labai esam ties tuo užsiciklinę, bet žinokit, yra ir daugiau, ne tik šitas. Taip pat mes turime išmokti daryti ir dirbti šiame sparčiai kintant šiame pasaulyje, tai vadinasi ne tik žinias kaupiu, bet ir darau kažką su jomis, ar ne, jas įgalinu. Trečias yra mokėti gyventi kartu, gerbdami vieni kitus ir gamtą. Tai vėlgi čia ateina į santykius. Matydami dabartinę situaciją, daugybę susiskaldžiusių šeimų, daugybę skyrybų, pykčių, taip pat šalių nesantaikų, demokratijos stokos, karo situacijų, mes suprantame, kad mes dar vis kaip visuomenė nemokame gyventi taikoje, nemokame gerbti vieni kitų ir nemokame tikrai gerbti gamtos. Todėl mes turime ieškoti tos taikos pirmiausia savyje. Na ir paskutinis bruožas, kuris iš viso yra užignoruotas labai dažnai, tai yra mokėti būti, learning to be, gyventi ir džiaugtis visaverčiu ir prasmingu gyvenimu. Tai išmokti džiaugtis tiesiog būtimi, neskubėjimu, netikslų siekimu, ne aukštų performansų, ne pinigais, bet išmokti laimingai būti. Nes jeigu jūs mokėsite laimingai būti, tada jūs tą laimę galėsite skleisti ir į aplinką, nesiekdami kažkokių milžiniškų rezultatų.
O kodėl pasauliui reikia daugiau holistinės mąstysenos, tai ko gero yra kaip ir, na, visiems labai labai aišku. Mes žinome klimato krizė, atšilimas, karas, susiskaldimas, na, iš tikrųjų daugybę problemų ir mes ne tik, kad baigiame sudeginti save kaip žmogų, bet mes baigiame sudeginti planetą ir dar mes ir sugebėjom jau ir kosmosą savo apšiukšlinti. Tai mes labai esam tokia įdomi rūšis ir dėl to yra ir švietimo dokumentuose ir sakoma, kad holistinė mąstysena yra ateitis. Kitaip sakant, jeigu mūsų vaikai ir jaunoji karta šito neišmoks, neaišku, kas laukia mūsų kaip civilizacijos ateityje. Ir verslas prie to labai prisideda, nes verslas daro labai didelę įtaką tiek ekologijai, tiek ekonomikai, tiek politikai ir jie taip pat turi išmokti mąstyti holistiškiau. O kodėl tau kaip žmogui reikia holistinės mąstysenos? Tam, kad tu iš vidaus nesudegtum kaip ta mūsų planeta, kaip šiandien ir Rūta pradėjo, kad nenorėtumėm mesti darbo, drastiškai keisti viso savo gyvenimo, o kad tai nenutiktų, mes turime išmokti įgalinti tą visuminį mąstymą ir tinkamą prioritetų susidėliojimą. Tai iš tikrųjų, man asmeniškai pačiai ir kodėl aš apie tai kalbu labai plačiai, nes man taip yra taip pat nutikę, aš kai studijavau doktorantūrą, buvau apsivertus begalę darbų, nes disertaciją rašyti jau yra savaime labai sudėtinga, labai aukšti reikalavimai yra, bet tuo pačiu taip pat labai daug dirbau ir su mokiniais, kūriau socialinius tinklus, įrašinėjau įvairius reelsus, kūriau savo podcastą, dalyvavau laidose ir to pasekoje iš tikrųjų pati susidūriau su perdegimu. Pirmiausia, viskas prasidėjo nuo to, kad būdavo sunku miegoti naktim, tikrai buvo labai stipriai suprastėjusi atmintis, būdavo tokių situacijų, kad grįžti iš darbo ir, pavyzdžiui, prie durų pamiršti durų kodą arba pamiršti banko kortelės skaitmenis ir panašiai. Na ir visa tai rutuliavosi iki to, kol galiausiai teko man kreiptis pas psichiatrę pagalbos. Mes padarėme įvairius tyrimus, testus ir tikrai buvo nustatytas aukščiausio lygio nerimas, perdegimas ir depresijos simptomai. Ir reikėjo taikyti tiek medikamentinį gydymą, tiek įvairias terapijas, tiek grupinę, tiek individualią terapiją. Ir visa tai mane privertė labai labai stipriai susimastyti, nes visą gyvenimą tikrai buvau labai perfekcionistė, visada siekiau aukštų tikslų, visada norėjau padaryti kiek įmanoma daugiau, bet tada aš sustojau ir prisiminiau, palauk, Brigita, bet juk tu tyrinėji holizmą. Juk tu esi mokslininkė, kuri rašo apie holistinę mąstyseną ir tu pati to drįsti netaikyti. Ir tai dabar yra kaina, kad tu į to netaikai. Ir tada teko iš tikrųjų sustoti ir prisiminti, kad žmogus tai yra visuma, tai yra rankos, tai yra tai, ką mes darome, tai, ką mes jaučiame ir tai, ką mes mąstome. Ir norint jaustis laimingam ir nesudegti, reikia gerbti visas šitas sritis. Mes negalime užsiciklinti tik į darimą, negalime užsiciklinti tik į jautimą ar tik į mąstymą. Na ir kalbant apie holistinį mąstyseną, pirmiausia, visi mes, tiek verslo atstovai, tiek individai, turime suprasti, kad žmogus turi šešias bazinės poreikių grupės. Ir kiekviena iš šių grupių yra vienodai reikšminga. Tai mes turime intelektinius poreikius, žinių troškimas, emocinius poreikius, socialinius, fizinius, meninius ir dvasinius. Ir jeigu kažkuri iš šių grupių pasidaro užblokuojama, ignoruojama, mes nebekreipia dėmesio į tai, nebepalaikoma balanso tarp šių skirtingų grupių, mums gresia susidurti su įvairiomis psichologinėmis problemomis. Tai perdegimas, nerimas, depresija, savivertės klausimai, baisesni atvejai, tai psichozės ir panašiai, manijos. Ir mums to reikėtų vengti. Tai dabar apie kiekvieną tą poreikį. Tai pradėsiu nuo pačio lengviausio ir tai, ką kiekvienas iš jūsų čia žinot, jokios naujienos, bet pirmiausia, pagrindas Maslow poreikių piramidė tai yra mūsų fiziniai poreikiai, ar ne? Mes visi puikiai žinome, kad mums reikia bent jau 8 valandų miego per parą, moterims reikia ir daugiau, kaip tyrimai rodo. Mes turime sveikai maitintis ir reguliariai, turime vartoti pakankamai vandens, mes turime būtinai sportuoti, rasti laiko išeiti pasivaikščioti į mišką ir panašiai. Bet ką sako holizmas? Mes prisiminkime
ir žinokime šiuos poreikius. Ir kai kažkas nutinka, nu tarkim, va, suprastėja atmintis, pradeda nebesisekti darbe, pasidarau labai irzlus, nervingas. Pirma, susireguliuokime ir pasižiūrėkime, ar aš pakankamai miegu, ar man pakankamai visko užtenka. Jeigu mes sureguliavome visus poreikius ir vis tiek yra negerai, tada mes keliaujame pas šeimos gydytoją ir pasidarėme kraujo tyrimus. Pasitikrinam vitaminą D, B grupės vitaminus, geležį, magnį, nes šių vitaminų stygius organizme taip pat gali sukelti depresinius požymius. Ir galbūt mes tiesiog pagersime vitaminų ir mums pagerės. Ir lygiai taip pat kalbant apie jūsų vaikus, jeigu jau matome, kad labai nesiseka, tai neturėtų būti pirmas žingsnis iš karto vesti pas korepetitorių. Pirmą pasižiūrėkite, gal tas vaikas turi tiesiog vitaminų pagerti, gal jam reikia geriau išsimiegoti, gal jis visą naktį žaidžia su telefonu pasislėpęs po lovą. Tai pasižiūrėkime, nes tikrai tokie dalykai veikia mus labai labai stipriai. Ir žinokite, kad ir kaip liūdna būtų, bet nuėjus pas psichiatrą, jisai nepadaro visų šitų tyrimų, jis iš karto išrašo vaistų. O vad holistinė medicina teigia, kad pirmiausia turėtų sureguliuoti, pasižiūrėti, ar mūsų rutinos yra sutvarkytos, ar pas mus su vitaminais viskas tvarkoja ir tik tada išrašinėti vaistus. Tai turėkite tai omenyje. Pirmiausia, mes gerbiame savo fizinį kūną. Ir po to prisimename, kad mes turime ir kitų poreikių. Tai pavyzdžiui, intelektiniai poreikiai tai implikuoja tai, kad žmogus nori žinoti, nori suprasti, nori galėti paaiškinti ir norim būti tikri. Ir kai mūsų intelektiniai poreikiai yra ignoruojami, tai reiškia, kad mes ilgą laiką netobulėjame, stagnuojame, užsidarome, pas mus atsiranda tokios psichinės sveikatos problemos kaip depresija, nerimas, taip pat gali susilpnėti gebėjimai spręsti problemas, reguliuoti savo emocijas, labai kardinaliai žemėja mūsų savivertė ir atsiranda nepilnavertiškumo jausmas. Todėl žmonėms yra tiesiog sveika kartas nuo karto atnaujinti žinias, tačiau vėlgi nėra sveika nuolatos tai daryti, nes mes visur turime palaikyti tokį kaip ir sveiką balansą. Kalbant apie emocinius poreikius, tai žmogus yra emocionali būtybė ir mes visi norime meilės, saugumo, priklausomybės, savarankiškumo jausmo. Ir kai šie poreikiai, šie jausmai yra nediferencijuojami, jie yra ignoruojami, mes to nepatiriame, mes taip pat jaučiame nerimą, nusivylimą ar nepakankamumo jausmą. Bet iš tikrųjų, kas yra įdomu, kad pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad emocinis intelektas, tai yra gebėjimas suprasti, diferencijuoti ir valdyti savo emocijas, taip pat daro labai didelę įtaką mūsų asmeniniai ir profesiniai sėkmiai. Tai pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad žmonės, kurie turi aukštesnį emocinį intelektą, dažnai yra sėkmingesni darbe negu žmonės, kurie turi aukštesnį IQ. Nes tie žmonės, kurie turi aukštesnį emocinį intelektą, geba geriau, pirmas dalykas, suprasti savo poreikius, savo jausmus, juos iškomunikuoti ir tuo pačiu veidrodiniu principu jie žymiai geriau supranta kitus ir juos gali nuskaityti ir atliepti kitų poreikius. Tai vadinasi, jie yra empatiškesni. Ir tuo pačiu tampa atsparesni. Taip pat tyrimai rodo, kad įmonės, kurios skatina emocinį intelekto lavinimą savo darbuotojų tarpe, pasiekia aukštesnius bendros veiklos rezultatus ir ilgiau išlaiko savo darbuotojus įmonėje. Ir jeigu mes norime išmokti, bent jau kalbėti emocijų kalba, tai žinoma galime šviestis. Garsiausia knyga apie emocinį intelektą tai yra Danielio Golemano Emocinis intelektas. Ir kodėl jis yra svarbesnis negu IQ. Man pačiai teko, aš jau kaip pradinukų mokytoja, tai aš visą laiką įsivaizduoju, kad aš esu labai empatiška, labai gerai skiriu ir diferencijuoju emocijas, viską puikiai žinau, bet pati, kai lankiausi terapijoje su terapeutė, išsiaiškinau, kad jinai man sako, palauk, tu maišai emocijas. Ar tu tikrai tą norėjai pasakyti? Ir tada supratau, kad gal aš kartais ir neskiriu, gal net savo meilės jausmą neatskiriu nuo, pavyzdžiui, užuojautos jausmo ir panašiai, nes iš tikrųjų tų jausmų mes turime be galo daug, bet kaip suaugę žmonės, kai paprašytų mūsų išvardinti, tai ko gero pasakytumėm tik pagrindinės: pyktis, laimė, meilė, baimė, o kad yra jų ten
30, 40 ir N ir jos yra persidengiančios, viena po kita pasislėpusios, tai iš tikrųjų yra labai sudėtinga atpažinti. Bet jeigu mes tai išmoksime ir įvaldysime, pirmiausia suprasime save ir tada leisime artimiesiams mus geriau suprasti. Taip pat žmogus turi socialinius poreikius. Labai dažnai išgirstu tokią frazę: gimiau vienas ir mirsiu vienas. Aš nuoširdžiai su tuo nesutinku. Nei vienas žmogus šiame pasaulyje negimė vienas. Mes nuo pirmos akimirkos, kai užsimesgėme mamos pilvelyje, buvome su mama, girdėjome jos širdelės plakimą, gimdymas buvo procesas, kurį patyrėme draugė su mama, tik skirtingose amplua. O ar tai, kad jūs mirsite vienas, tai priklausys nuo to, kaip jūs sugebėsite savo socialinius santykius puoselėti per gyvenimą. Nes jeigu jūs juos investuosite laiko, meilės, tai ko gero, kad jūs nemirsite vienas, bent labai linkiu jums nemirti vieniems. Tai mes tikrai kaip gyvūnai būtybės turime poreikį būti bendruomeniai, dalinti žiniomis, juokauti, bendrauti, myluotis. Ir jeigu to nenutinka, mes tada bandome tai kažkaip kompensuoti, pavyzdžiui, perdėtai dirbti arba perdėtai leisti laiką su bendradarbiais, kas taip pat vėlgi, jeigu mes pametam balansą, pasidaro nebesveika. O vienatvės jausmas iš tikrųjų visi žinom, kur veda mus visus. Bet žinokit, buvo atliktas labai įdomus Harvardo tyrimas, ilgalaikis tyrimas Harvardo absolventams, kuris prasidėjo 1938 metais ir truko ilgiau negu 50 metų. Ir ką jie darė? Jie to tyrimo metu tyrė 724 vyrus ir jiems vis skambindavo paklausti apie jų gyvenimą. Tai kaip jums sekasi, tai kaip čia pasikeitė, kaip kas. Mes ko gero visi suvokiam, kad žmonės, kurie baigia Harvardą, yra pakankamai sėkmingi. Ir iš tikrųjų daugelis iš jų pasiekė labai aukštų karjeros aukštumų, ypač Amerikoje, tai tikrai turėjo ir geras pajamas, ir puikiai, labai aukštoje socialiniai klasiai buvo. Bet po tų 50 metų buvo prieita prie visai netikėtos išvados. Tyrimas parodė, kad tie žmonės, kurie sukūrė stiprius socialinius ryšius, tai yra turėjo šeimą, vaikų, buvo susituokę, turėjo tą antrą pusę, nugyveno ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. O tie, kurie liko vieni, kurie susikoncentravo tik ties darbu, nepalaikė balanso, iš tikrųjų mirė ankstesni ir buvo susidūrė su daugiau įvairių ligų. Tai šie rezultatai gali kai kam ir nelabai patikti, nes žmonės kartais, kai kažkuris sritis gyvenimo nesiseka, tada visą 100% perdeda save į kažkokią kitą sritį ir sako, tai tada save visą paukosiu darbui ir aš dabar čia padarysiu pasaulį gražesnį. Tai jūs turite prisiminti, kad nėra taip. Darbas yra tik viena iš pyrago dalių ir viena labai maža iš pyrago dalių. Yra labai daug tų pyrago dalių ir mes turime išmokti tą gyvenimą skanauti ir susidėlioti tuos prioritetus ir linkiu tikrai nemirti vieniems. Linkiu rasti laiko, susikurti tuos socialinius santykius, prisiminti senas draugystės, paskambinti seniems draugams, palaikyti santykius su savo vaikais, užknisti juos savo skambučiais, bet pamatysite, tai kuria labai daug pilnatvės jausmo širdelėje. Meniniai poreikiai yra man tokia juokinga ir smagi sritis, bet tyrimai rodo, kad labai labai svarbi, ko gero daugelis iš jūsų esate pajautę, kad važiuojate, tarkim, su automobiliu į darbą, įsijungiate radiją, užgroja gera daina ir netgi tas niūrus pirmadienio rytas pasidaro smagesnis, linksmesnis. Tai iš tikrųjų žmonės turi labai didelį polinkį į meną ir į kūrybą ir menas mums padeda atsipalaiduoti. O to atsipalaidavimo mums reikia tam, kad mes išvalytumėm savo mintis ir atsijungtumėm nuo viso šurmulio, kuris vyksta aplink mus ir kad nesudegtumėm. Tai kai jaučiate, kad darbe, pavyzdžiui, labai jau viskas užknisa, ten reikia pildyti kažkokias ataskaitas, įsijunkit per Spotify, nežinau, raminančios muzikos arba kažko, kas jūs labai atpalaiduoja, gal pakels nuotaiką. Kai būna labai labai liūdna, įsijunkit labai linksmą dainą. O kai būna per daug linksmo, jau įsijunkit liūdną filmą. Bet ką noriu dar pasakyti, kad iš tikrųjų mes labai dažnai savo vaikus skatiname, lankyk būrelį, ieškok ten savirealizacijos, daryk ir tą. Bet žinokit, suaugusiam žmonėms irgi reikia lankyti būrelius. Ir dabar ko gero pastebėjote, kad vis aktyvėja ten keramikos užsiėmimai, tapimas ir panašiai. Kodėl tai vyksta?
Ogi tai turi labai aiškę, netgi paaiškinama iš mūsų smegenų, tai smegenų atlygio centruose, kai mes praktikuojame meninės veiklas, išsiskiria dopaminas ir serotoninas, tai yra atlygio ir laimės hormonai, kurie tiesiog skatina gerą savijautą, mažina stresą ir gerina laimės jausmą. Ir taip pat mūsų didėja smegenų plastiškumas, mes kūrime naujus neuroninius ryšius, taip pat stipriname naujas kognityvinės funkcijas, tai mums vėliau lengviau priimti problemų sprendimus, gerėja kritinis mąstymas ir netgi dėmesingumas. Tai vadinasi, kai jau labai perdegate, aš tai siūlyčiau, žinokit, įsivesti rutiną, susirasti būrelį ir eiti vieną kartą per savaitę ar 2 kartus per mėnesį, kiek jūs galite sau leisti, ar tai palipdyti kokį molį, ar tai papiešti, žiūrėkite, kas geriausia jums. Bet žinote, apie kokią akimirką aš kalbu? Tai ta akimirka, kai tu kažkuo užsiemi ir visiškai išskrendi iš šio pasaulio. Ir viską pamiršti. Ir atrodo tik tais tu ir tas tavo darbelis. Tai va čia yra ta akimirka, kuri yra vadinama dvasinė akimirka, kai mes prisijungiame prie to kūrybinio potencialo kažkokio ir mes iš tikrųjų giliai iš vidaus pradedama sveikti, transformuotis ir reformuotis. Tai va žinokite, kad geras dalykas yra tas menas ir ne veltui mums taip patinka tie spektakliai, filmai, muzika ir mums to reikia. Ir nekritikuokite vaikų, kai jie nori būti menininkais, nes menininkai gydo šį pasaulį. Na, o kalbant apie dvasinius poreikius, tai kaip ir minėjau, holizmas iš esmės sako, kad žmogus yra dvasinė asmenybė, dvasinė būtybė, kuri ieško vidinės ramybės, prasmės, tikslo ir ryšio su kažkuo didesniu už save. Ir nesvarbu, ar tai būtų religinis tikėjimas, ar tai būtų jūsų asmeninės vertybės, kas puikiai atitinka religingumą, ar tai būtų gamtos pasaulis. Svarbu, kad jūs keltumėte savo tokius klausimus. Tai pirmas, kodėl aš esu šiame pasaulyje? Kai holizmas į žmogų nežiūri kaip į tuščią kibirą ar į baltą popieriaus lapą. Kaip įsivaizduojam, sako, kai gimė žmogus, jis baltas popieriaus lapas ir dabar visi čia į jį prirašo kažkokią istoriją. Ir tada mes tampame prirašytais lapais arba pripildytais kibirais. Ne, holizmas į žmogų žiūri kaip į sėklą, kuri gimsta su savo DNR, su savo potencialu ir visi aplinkiniai žmonės yra sodininkai, kurie tą sėklą prižiūri, augina iš jos ir vieną dieną ta sėkla išauga ir jinai pradeda skleisti ar tai obuoliukus auginti, ar kriaušes, ar dar kažką. Ir mūsų tikslas yra atrasti, kokio augalo sėklą mes esame. Ir tėvų tikslas yra atrasti savo vaikų tą potencialą ir jį nukreipti tą sritimi. Nes mokykla, egzaminai, universitetai mus labai dažnai suvienodina ir padaro iš mūsų visų vienodas sėklas. Ir mes po to pasimetame. O kai mes nebejaučiame to savo vidinio potencialo, mes nebežinome, kaip šitą pasaulį padaryti gražesnę vieta. Nes įsivaizduokime taip, kad mes gimėme kiekvienas su kažkokia dovanėle, ar tai iškalbingumas, ar tai dainavimas, ar tai skaičiavimas. Ir tą dovaną mes turime dalinti su kitais tam, kad jaustumėmės iš vidaus gerai. Bet jeigu mes jos nerandame arba ją ignoruojame, mus pradeda graužti nepilnavertiškumo, tuštumos, toksai, kad viskas užknisa, viskas yra nesąmonė. Ir tada mes labai norime mesti ir važiuoti į tas Indijas, nes tikrai tada atrodo visas darbas nesąmonė ir panašiai. Tai mes turime išmokti įgalinti savo tą dvasiškumą ir žinoti, kodėl aš esu šiame pasaulyje, kaip aš galiu šį pasaulį padaryti gražesnę vietą savo šeimai, savo bendruomeniai, savo draugams, kaip aš galiu savo darbo vietą padaryti gražesnę vietą, kaip aš galiu pradžiuginti savo bendradarbius ir panašiai. Tam, kad jaustumėmės geriau. O mums tai padeda pasiekti tokios veiklos kaip meditacija, malda, sąmoningi apmąstymai, kartais tiesiog pasivaikščiojimas miške, susitikimas su draugu, kūrybiniai užsiėmimai, sportas gali padėti pasiekti tas tokias meditacijas. Tai vėlgi siekiame tų akimirkų, kai mes atsiribojame, išeiname iš savęs, iš savo kūno ir jaučiame kažkokį didesnį ryšį. Kartais tai nutinka ir darbe. Žinot, kai būna dirbi ir ateina ta akimirka tokia, kur tiesiog aš žinau, ką daryti, net nereikia mąstyti tiesiog, aš žinau ir tada tu toksai jautiesi įsigalinęs ir tu darai toks su pilnu tokiu pasitenkinimo jausmu labai dideliu. Tai va čia yra
tokios akimirkos, dvasinės, menininkai jas pavadintų įkvėpimo akimirkomis, o mes, kai dirbam ofisuose kažkokiuose su verslu, juos labai sunku identifikuoti, bet tai yra irgi tos įkvėpimo akimirkos, kurios padeda mums pajausti dvasinius išgyvenimus, sakykim taip. Norėdami puoselėti dvasiškumą tikrai galime skaityti knygas, jų yra daug ir įvairių, galime lankytis kažkokiose grupėse, bet dabar jau pabandysiu taip praktiškai atsakyti tuos klausimus, tai kaip taikyti tą holistinę mąstyseną kasdienėme gyvenime, toliau dar ir pašnekėsiu, kaip ir įmonės gyvenime tai taikyti. Tai pirmiausia, pasakyčiau vieną žodį - sąmoningumas. Tai savistaba ir pusiausvėra. Vertiname savo gyvenimą kaip sistemą, kaip pyragą su daug skirtingų gabaliukų ir prisimename, kad yra ne tik darbas, ir ne tik atsakomybės, ir ne tik šeima ir vaikai, bet esu ir aš, ir mano pomėgiai, ir mano poilsis, ir mano sveikata. Ir visada savo užduodame klausimą, ar kaip šis pasirinkimas paveiks ne tik mane, bet ir mano aplinką. Taip? Tada galvojame apie savo sveikatą ir gerovę. Ir prisimename, kad sveikata yra ne tik fizinė, sveikata yra ir socialinė, ir emocinė, ir dvasinė. Ir tada puoselėjam visus šiuos dalykus po truputį. Ir renkamės tokias praktikos, kurios stiprina ne tik kūną, bet ir protą. Pavyzdžiui, pasivaikščiojimas miške, meditacijos, joga, sąmoningi kvėpavimai. Na, tai, kas padeda jums geriausiai atsipalaiduoti. Priimdami sprendimus neapsiribojame trumpalaikėmis pasiekmėmis, galvojame apie ilgalaikį poveikį jums, jūsų šeimai, jūsų bendruomeniai ir įvertiname, kokią naudą ar žalą sprendimas gali turėti kitiems žmonėms. Čia yra labai svarbu. Tai stengiamės nebūti savanaudžiai ir galvojam truputį plačiau. Bendravimas ir santykiai. Tai prisiminkime, kad reikia bendrauti ir turėti santykius, nes tai gerina mūsų sveikatą, bet kai bendraujame su kitais žmonėmis ir su savo bendradarbiais, į žmogų žiūrime kaip į visumą ir prisimename, kad jis turi savo pyragą su savo gabaliukais ir mes turime jo pyragą irgi gerbti. Jis turi turėti savo asmeninį gyvenimą, savo dvasinį potencialą, kūrybiškumą ir mes to neignoruojame, bet tai skatiname. Darbas ir kūryba, tai pasirenkame tokius projektus, kurie gali atskleisti mūsų tuos talentus, su kuriais mes gimėme. Na, jeigu jau taip susiklostė, kad dirbame darbe, kuris galbūt nėra 100% tas mūsų talentas, su kuriuo mes gimėme, tai gal mes galim darbe kažkaip įdiegti tuos savo talentus šalia, dalintis tais savo talentais, ar ne, prisidėti per įvairius projektus. Tai ieškome sąsajų tarp skirtingų sričių ir bandome prisidėti prie tų projektų savimi, savo esybę visą. Na ir žinoma, palaikome ryšį su aplinka, tai stengiamės rinktis tvarius sprendimus, nes prisimename, kad šiame pasaulyje po mūsų mirties dar gyvens ir mūsų vaikai ir anūkai. Tai būtų gerai, kad jiems būtų kur gyventi, ar ne? Kalbant apie požiūrį į verslo valdymą, čia gal toks įdomesnis bus elementas, tai holistinis požiūris į verslą žiūri kaip į vientisą organizaciją, tai būtų labai panašu kaip į žmogaus sistemą, kurioje viskas tarpusavyje yra labai susiję. Ir jeigu išimtumėm iš verslo organizacijos vieną struktūrinę dalį, techniškai ta organizacija turėtų numirti. Kaip ir žmogus, jeigu išimsi smegenis, ar plaučius, ar širdį, miršta. Tai vadinasi, kad mūsų versle visos sistemos yra tarpusavį labai glaudžiai susijusios, kiekviena ir persipina su kita sistema ir jos visos yra vienodai svarbios. Sprendimai priimami atsižvelgiant į platesnį poveikį žmonėms, aplinkai ir ilgalaikės vertės kūrimui, o ne tik į įmonės išsikeltus tikslus ar rodiklius, tam, kad būtumėm taikoje su savimi ir su kitais ir jaustumėmės gerai. Tai ne verslas pirmiausia, ne pelnas pirmiausia šiuo atveju, o sąžinė pirmiausia būtų. Tai kad ir kaip juokingai skambėtų, sąžinė, vertybės, pelnas ir tada mūsų visi rodikliai. Na ir iš tikrųjų taip mes kursime harmoningesnį verslą, ar ne? Na ir pagrindiniai holistinio verslo principai, tai yra verslas yra matomas kaip dalis platesnės ekosistemos, tai yra suvokiama, kad mano įmonė, ji dalyvauja rinkoje, ji dalyvauja visuomeniai, ji dalyvauja politiniai sistemai, ji dalyvauja mano darbuotojų gyvenime ir mano įmonė kuria mano darbuotojų gyvenimo kokybę. Vadinasi, aš prisiemu atsakomybę ir už tai,
ir už tų žmonių sveikatą. Tai jeigu mano vienintelė vertybė yra pelnas ir aš pamirštu visą kitą, tai, tai mes turime suvokti, kad mes tada greuname kažkokių žmonių gyvenimus iš tikrųjų. Tai negalime sau to leisti, jeigu norime būti tvarūs ir holistiški. Darbuotojai nėra laikomi ištekliu, darbuotojai yra laikomi kūrybinės vertės šaltiniu. Tai vadinasi, kiekvienas žmogus atsineša tą savo sėklytę ir mes į jį nežiūrim kaip į mechanizmą laikrodukę, kurį galim bet kada pakeisti, bet kiekvieną matom kaip unikalų ir galvojam, kaip šitas žmogus praturtins mano verslą viskuom, kuom jis yra. Ir kaip aš galėsiu kaip įmonės vadovas tai įgalinti. Taip pat, kai kūrėme įmonės vertę, tai galvojame ne tik apie finansinę prasme, bet yra toksai triple bottom line, tai yra žmonės, planeta, pelnas. Tai mes galvojam, kaip mano įmonė prisidės prie žmonių bendros gerovės, planetos gerovės ir pelno gerovės. Ir galiausiai mūsų aiški misija turi būti ir vertybinis pamatas, tai apskritai įmonė turi savo atsakyti į klausimą, kodėl mūsų įmonė egzistuoja. Ir tas atsakymas neturėtų būti vien tik tais tam, kad savininkai uždirbtų pelną arba būtų garsus. Būtų gerai, kad būtų dar kažkokių kitų. Ir jie būtų nepritemti, o nuoširdus. Na ir taip pat versle rekomenduojama derinti intuityvius ir racionalius sprendimus. Tai yra sprendimai priimami ne vien remiantis finansinę naudą, bet ir atsižvelgiant į vertybės ir ilgalaikę viziją. Tai mes galvojame, ar ne, vėl kaip mano sprendimai paveiks mano darbuotojus, planetą ir pasaulį. Na ir holistinis požiūris į darbuotoją. Tai jisai remiasi tais fundamentaliais holizmo principais. Tai pirmiausia, mes suvokiame, kad kiekvienas darbuotojas turi asmeninį potencialą ir mes stengiamės tai įgalinti. Tai vadinasi, mes susipažįstam su savo darbuotojais, bandome suprasti, ką jie gali vertingo mums duoti ir kaip tai mums padės. Ir taip tas žmogus jaučiasi pripažintas ir jam tada iš karto gerėja jo psichologinė būklė. Taip pat gerbkime darbuotojų asmeninį gyvenimą. Tai yra mes suprantame, kad darbuotojas turi savo šeimą, savo socialinius santykius, savo draugus ir nepriverskime darbuotoją praleisti savo asmeninio laiko su jumis, su bendradarbiais. Nes dabar yra taip populiaru, va čia po darbo, čia team buildingas, čia formavimas, čia įmonės vakarėlis, čia tas. Ir dar prie to pačio finansinės ataskaitos deadline'ai ir pridavimai. Palaukit, žmogus turi šeimą, vaikus, turi savo draugus, kurių gal nematė pusę metų ir norėtų su jais pasikalbėti. O jūs dabar verčiate tarsi ir netiesiogiai dalyvauti visose vakarėliuose. Dar jeigu ypač yra skatinami įmonės čiatai, kurie nuolatos nenutilsta ir vakarais, kur mes visi bendraujam ir tada skatinama labai daug po darbo visur važinėti ir leisti laiką, žmogus iš tikrųjų gali labai stipriai perdegti. Nes jisai nebeaišku, ar jisai tai daro iš draugiškumo, ar dėl to, nes jis jaučiasi, kad tai yra pareiga. Tai mes iš tikrųjų holistiškai skatiname asmeninį gyvenimą, nes mes suvokiam, kad žmogus pareina namo, jisai atsijungia nuo darbo, jisai pailsi, jam atsiranda kūrybiškumo, jis grįžta į įmonę, jis yra produktyvesnis. Tai jam reikia biškį ir palsėti ir nuo tų bendradarbių, ir nuo tų darbo apkalbų, ir visų paskalų, kurios vyksta aplinkui. Tai gerbkime šitą dalyką, o ypač šiuo šventiniu laikotarpiu, kai yra tiek daug deadline'ų ir tada dar dovanėlėm keičiamės ir dar čia mes vieni kitų angeliukai ir dar mes čia važiuojam į kalėdinį vakarėlį ir į dar kažkokį. Dabar pakalbėsiu ir apie balansą. Tai kai mes kūrėm įmonę, galvokime apie balansą, kad jeigu tais mėnesiais, kuriais yra labai daug sudėtingų deadline'ų, tai gal tada visus kitus dalykus mes galim perkelti kažkur kitur. Stengiamės paskirstyti apkrovą darbuotojui, kad jam vienu metu nebūtų visko tiesiog per daug, nes tas per daug ir veda mus į perdegimą. Taip pat kurkime prasmės jausmą, tai parodykime, kad kiekvienas mūsų darbuotojas yra svarbus, vertingas ir mes juos įtraukiame į savo organizaciją ir vertiname jų tuos talentus, ar ne? Ir prisiminkime, kad laimė, įmonės rodiklius labai lengva pamatuoti. Mes atsidarome ataskaitas ir matome skaičiukus, galime braižytis grafikus ir mes žinome, ar mūsų įmonė gerėja, ar blogėja, ar dar kažką. Kad ir kaip būtų gaila, tačiau laimė nėra matuojama nei skaičiais, nei pinigais, nei jūsų banko sąskaita. Jūs galite atsidaryti banko sąskaitą ir ten matyti tiek daug pinigų ir jaustis tokie nelaimingi. Nes laimė yra matuojama savo širdimi. Tai yra taika su savimi,
Tai labai linkiu jums visiems, kad jūs jaustumėte tą laimę. Na, o dabar pabaigai iš tikrųjų norėčiau padaryti su jumis tokią holistinę refleksiją, kuri labai skiriasi nuo tradicinės. Tai jis sako, kad mes kažką išgirstame, turime reflektuoti bent jau trimis lygmenimis. Tai pirmiausia, mes pagalvojam, ką šiandien naujo sužinojau. Tada mes galvojame, tai kaip aš dabar jaučiuosi apie tas žinias, kurias gavau. Gal aš esu nepatenkintas, gal aš esu labai motyvuotas, gal aš esu įkvėptas. Ir trečias lygis yra, tai kaip mes įgalinsime tuos jausmus, kuriuos dabar aš gavau. Gal aš grįšiu, inicijuosiu pokytį, gal aš padarysiu pasikalbėjimą, gal aš kažką darysiu, bet esmė tame, kad holizmas skatina mus būti ne pasyviais intelektualais, kurie viską žino geriausiai, bet nieko nedaro, o aktyviais pokyčių agentais, kurie sužino ir imasi veiksmų. Tai dabar paprašysiu jūsų visų vėlgi išsitraukti savo mobiliuosius telefonus ir pirmą nusiskanuoti šitą QR kodą ir pasidalinti, tai ką šiandien naujo išmokote, supratote, kad ir viena mintimi, kuri jums kilo po šių mokymų. Nes kai dalinamės, tai visi tobulėjom kartu. Kažkas, kaip suprantu, jau puoselėjo, čia taip išsidėstę žodelį, išsibarstę nesakiniais, bet ir darbuotojas, kad reikia atsižvelgti darbuotojai ir apie tą holistinį požiūrį, matau, kad suprato. Gerai, tai dabar kitas klausimas jums, čia reikės dabar prabalsuoti, tai kaip jūs jaučiatės po šių mokymų, kokį jausmą jaučiate savo širdelėje? Būkite atviri, jeigu nepatiko, tai rašykite, kad nepatiko, nieko tokio. O kaip smagu, kad žmonės ir jaučiasi, kad teisingai viską daro, užsitikrino, kažkas yra jaučiasi įkvėptas, motyvuotas, tai labai smagu tai girdėti. Na, nėra sunerimusių ar nepatenkintų kol kas iš tų žmonių, kurie dalyvauja. Labai labai malonu iš tikrųjų, kad taip aktyviai dalyvaujate ir įsitraukėte. Na ir paskutinis tas toksai klausimas, tai ką nuo šiol darysiu kitaip? Tik tais aš dabar galvoju. Nu gerai, galite pabandyti pasidalinti, gal ką bandysi. Galima ir balsugi pasakyti. Galima ir balsu, jo, nes aš galvoju, kad aš va tą ir pagalvoju, kad gal kažkas nori balsu pasidalinti, ką darys nuo šiol kitaip. Tai gal tu Rūta tokia drąsiausia ir išdrįstum pirmą pasidalinti, va kas tau kilo po šių mokymų? O aš prisirašiau čia daug visokių minčių. Ir ten mano vat, buvo tas, kur išmėtė po visą ekraną atsakymas apie į prieš tai buvusi klausimą. Tai ką aš pasirašiau, kad darbuotojas nėra išteklius, kaip moko ekonomikos vadovėliai, bet tai yra kūrybinis šaltinis. Čia geras ir visiškai naujas požiūris ir jo, čia yra iš tikrųjų apie ką pamastyti. Dar pasirašiau, kad įmonė kūrė mano darbuotojų gyvenimo kokybę. Ir jo, iš tiesų, žmonės praleidžia darbę, žinai, kas ten 8, kas 6, kas mažiau valandų, bet kokia atveju tai yra didelė gyvenimo dalis. Ir niekada galbūt nekėliau savo net tokio susimąstymo, kad vat, per šitą kampą dar irgi pažiūrėti į verslą, į verslo organizaciją. Tai labai įdomu, labai verčia susimastyti, o
ką jau iš karto dabar pulsiu daryti, negaliu pasakyti, nes pas mane viskas turbūt ir prasideda nuo susimąstymo ir kai mastai, kai įsivedi sąmoningumą, stebėjimą, pastabumą kažkokį, tada pradedi ir tos pokyčius daryti, supranti, kokiu jų reikia. Tai va. Mhm. Taip. Na, gal bent asmeniniam gyvenime motivavau kažką, nežinau, imtis kažkokių būrelių ar užsiemimų ar ko nors panašaus. Tai Asmeniniam gyvenime tai turiu kaip tik pakvietimą į molio lipdymą ir jo, ir man ten pasakojo, kad ten tame molio lipdyme įvyksta transformacijos žmonėm, tai vat labai įdomu, labai nekantri laukiu to meninio, to vat poreikio ir jo, ir labai ačiū, kad taip atvirai iš tikrųjų dalinaisi savo pačios visais patyrimais ir išgyvenimais. Gal dar kažkas norit irgi padėkoti ar pasisakyti? Aš nesijungsiu kameros, bet girdit mane, ar ne? Tai iš tikrųjų noriu labai padėkoti, labai labai aktuali tema ir tikrai daug kas bėgime pamiršta sustoti ir įsiklausyti save. Tai vat, manau, kad kuo daugiau turėtų būti tokių temų, Brigita, kaip jūsų, kad tikrai priverstų susimastyti ir laiku sustoti ir atsigręžti truputį į save, o tada pailsėjusi ir priimant, sakykime, ir darbuotojus tokius, kokie jie yra, ar ne, tada galima dar daugiau pasiekti, dar didesnio efekto. Tai ačiū. ačiū Jums, Dovilė, kad dalinatės. Gal dar kas nors nori? Aš norėčiau irgi Brigitai padėkoti už šį pristatymą. Ar girdit mane? Taip. Tai noriu padėkoti, labai patiko pristatymo būdas, toks labai traukiantis, tema taip pat labai aktuali ir įdomi. Ir taip sakyčiau, kad tokių temų reikėtų daugiau arba daugiau tokių pristatymų, tai linkiu nesustoti, kažkaip plačiau tą plėsti visą šitą požiūrį, skleisti šitą informaciją. Ir labai labai būtent tas momentas kažkaip patiko, kad ne tik kaip žmogus apie save, tarkim, kad kaip galvoja, kaip jam reikėtų ten derinti ir gyventi, kažkokius pasirinkti būdus, bet ir iš kaip įmonės pusės, kaip taip gali būti naudinga, tas toks požiūris gal kažkoks kitoks, netradicinis, kad jisai gali atnešti labai didžiulę naudą pačioms įmonėms, vadovams, kolektyvams. Tai ta mintis man irgi labai patiko ir tikiuosi jinai išpopuliarės ir bus tokia visiems greitų laikų suprantama ir tokia kasdieniška. Ačiū. Tai ačiū Jums visiems, tai palinkėsiu paskutiniu žodžiu, tai tos taikos, ar ne, holizmo principas, taika su savimi, taika su kitais, taika su aplinka. Tai linkiu tuo ir vadovautis. Tai ačiū visiems, gal dar klausimų kažkokių tai lektoriai turim, ar irgi palinkėjimų. Tarp kitko, paskutinis metų mėnuo, labai geras laikas, taip pat, kaip čia pasakyti, tokio pobūdžio susimastymui, apgalvojimui, savirefleksijai ir taip pat kažkur dabar girdėjau pasidalinimą, kad gruodį mes turime ir užsimti tą savirefleksiją apmąstymais, nes tai padės pamatą mūsų kitų metų, reiškia, veiklai, statymui, kažkokių tai dalykų darimui. Tai manau, kad ačiū Brigitai, rašo ir kiti, kad geras gavosi įrašas ir tie, kas nedalyvavo, pasidalinsiu įrašu, ką padarysiu, tai tikrai nusiųsiu 2 žmonėm, kuriem, manau, kritiškai svarbu šitą pasižiūrėti ir kurie dirba irgi panašioje srityje. Tai va. Dėkoju visiems, be 5 minučių 11, ką keliaujame į darbus.